Labas rytas. Vokietija. Nu ką, esam Vokietijoje ir važiuojam į Liuksemburgą. Iki Liuksemburgo mums rodo yra 80 km. Aplankysim dar vieną naują šalį. Oi, kaip spikinas. Skirtom sieną. Pagaliau nauja valstybė mūsų sąraše. Dar viena. Kažkaip užsikalbėjom ir labai greit privažiavom. Tai va, mes jau Liuksemburge. Važiuojam Liuksemburge. Prieki remontas. Va, tas pats mirs. Aha. Ir visos mašinos gražiai važiuoja kelkraščio pusėm. Jau greitoji ir pravažiavo. Ar jie čia žino, kad čia pastoviai pravažiuoja? Ar tokia tvarka pas juos? Velnės žino. Va, motociklai tik per vidurį važiuoja. Pas mum tai spėju, kokie džipukai, Mercedesai jau lėktų tą vidurinę juostą. Nu, pasitaisom. BMW lėktų per vidurį. Vieną BMW nematau. Miega dar. Ne, vis tai miega. Čia gal nėra tokių perelių. Nu, truputėlį vairavimo Liuksemburge ypatumai. Iki parkingo liko 1,8 km, bet ar gausim tą parkingą? Čia geras klausimas. Modernus miestas. Aš žinau, džiaugsies grįžęs į mūsų kaimelį. Nes čia toks piškausėlį. Ai, tunelį. Važiuokite 400 metrų, po to sukite į dešinę. Va, už 400 metrų aikštelė. Tai va, tu čia žinai kas? Atrakcionų parkas. Geras. O, prie karuselės. O, pagaliau pasistatė mašiną parkinge. Buvom nusižiūrėję gerą parkingą didelį. Pasirodo, ten karuselės dabar užstatytos, užsikaraliavę ir nėra kur užsistatyti. Tada važiavom į kitą parkingą. Ten net neaišku, kažkokį tiketą reikia kišti. Kur stovi ant gatvės parkomatai. Kortelė nepriima, reikia kapeikų. Tu žodžiu, dabar po gero pusvalandžio Vaidas paprašė vietinio, iškeitė kapeikų. Tai pasistatėm 5 valandom automobiliuką. Dabar einam į miestą. Tai va, jeigu Liuksemburge norit pasistatyti automobilių, būtinai turėkit grinų kapeikų, centų. Tiksliau, eurų. Nuo 10 centų priima iki 2 eurų. Iki 2 eurų. Valandai, 1 valanda, 1 euras. Nėra brangu iš tikrųjų. Tada ateini po 3 valandų sumokščiau. Daugiausiai po 3 valandas. Jo. Pagaliau. Nu ką, prasideda mūsų turas po Liuksemburgą nuo laiptelių. Bandom atrasti centrą. Aukštyn, aukštyn, aukštyn. Aukštyn, aukštyn. Žiūrėk, kur Jėzus. Nu, gyvena bankininkai. Tai va, kiek žinom, Liuksemburgas yra antra pasaulyje pagal pajamas valstybė. Ir jie čia visi gyvena iš bankų. Bankai, bankininkai. Nu ir iš tikrųjų, kiek matėm, vyriukai visi su kostiumais, gražus, pasipuošę, eina. Nu, tikrai jaučiasi, kad toks elegantiškas miestas. Tuoj išleisim tos mani. Ne, duosiu aš jam.
Ir kas keisčiausia, nu, mes galvom, čia viskas modernu, kortelę galima. O pasirodo, parkingui vis tiek reikia tų centukų, nu, monetų. Pamsuomenė. O čia valipam, nes kitaip. Nori čia lipti? Nes mum reikia užlipti ant kalno. Gerai, matau labai gražius vartelius. Žiūrėk, mes to tiltą baigiam prieiti, kur ką tik filmavai, kur traukinys važiavo. Vau. Nu ir kur mes čia atėjom? Ir baigėsi mūsų takelis. Nu, nežinau. Ai, va. Bet gerai, kad pavėsiu. Nors man jau buvo ir šalta pasidarė. Biški pasigailėjau, kad megztuką nepasiėmiau. Bet dabar palipom šiek tiek į kalniuką. Tai jau karšta. O, kaip veiksmas vyksta. Tramvajus važiuoja, kranas stato namą, kelia kažkokius blokus. Tos karasėlės sušyko visą reikalą. Kaip atrodo tramvajaus bėgiai apauginti žolytėm. Bet tos žolytės aš tuoj pritrauksiu. Va, čia kaip alpinariumo kažkokios gėlės. Va, norim parodyti taksi, teslytės važinėja. Tai reiškia, kai maži butai, tai baldus kelia pro balkoną su kranu. Taip, modernus. Opa. Kažkas nepardavė. Va, pagaliau priėjom senamiestį. Bent jau jo pradžią. Mūsų pietus tradiciškai einam pavalgyti. Labai čia tuščia, visi kavinėse sėdi. Turim kaip kainos Liuksemburge. Va, Big King, XXL. Normalios šitos kainos. Pagaliau valgome. Ir, kas įdomiausia, geriu Fanta, vyšninę. Vyšnių skonio. Original Coca-Cola? O čia Fantos gal 20 rūšių visokiausių. Pirmą kartą mačiau tokį dalyką. Vaidas mane kviečia. Einam. Tokia ir pripaišyta, bet taip, nežinau. Visai gerai atrodo, ne? Nu. Liuksemburge yra 3 kalbos. Liuksemburgiečių, vokiečių ir prancūzų. 3 oficialios kalbos. Kas įdomiausia, jie savo kalbą kaip ir kalbą susikalba, bet dažniausiai naudoja vokiečių arba prancūzų. Ir laikraščiai, ir televizija rašo arba prancūzų, arba vokiečių kalba. Čia priklausomai pagal kraštą, gal kurioje vietoje arčiau gyveni. Nu, keistuolėje, ne? Nenaudoti savo kalbos. Vaizdelis. O čia tai jo. Super. Bažnyčios stogas.
atėjom į požemius Antrojo pasaulinio karo. Čia kažkada buvo slėptuvės per karą. Čia ne vien pasaulinė, bet čia buvo, man atrodo, senovės. Senovės slėptuvės. Va, kiek kišenės tokios būdavo. Matai? Bunkeris. Gilyn, gilyn. Tie, kas nenorit bilietų kuprit, galit va nušaukti, va ten jam laisvai, tu čia nušaukti. Alaus saugykla gal buvo, kokia arba vyno. Nežinau. Opa! Wow! Ai, Renat, žiūrėk. Na, aišku, čia kažkaip. Reikia iš šono dar paeiti. Pirmiausia, ten dar buvo kažkur. Einam, į Rūsį. Rūsį žemyną, ne? Nu, bet šmūrė, čia kaip... Nu, man tą apkesti nelabai gal tam tinkamas. Ir tamsin. Ir tu savo bais paslys. Už tu savo. Kaip šūrinį kokį. Tik sakau, vandens pasisė. Iš priekio kas ateis. Taigi čia į vieną pusę. Geras. Ir dar giliai. Nusivartaliok. Oi, gal. Nu, čia aklygatvis. Išėjimus. Na. Tai tie pat aukštynį. Tokie laiptukai. Per pusę pėdos. Pasiklydom. Ratą aptikom. Be nepavargai. Nu, žodžiu. Išėjimo neberandam. Ne, ratu, man atrodo, mes čia vaikštom. Ne, aklygatvis. Aklygatvis? Nu, vis. Eisim atgal, nori pasakyti? Oho. Išleiski. Va, šitie tuneliai pradėti statyti 1644 metais. Jam virš 400 metų. Oho. Perforatoriaus nebuvo. Su rankytėm viską darė. Jau. O Antrojo pasaulinio karo metu buvo naudojamos kaip slėptuvės nuo bombų. O, žiūrėk, Renata išgyveno. Išleido. Žodžiu, labai patiko. Tik 8 eurai įėjimas, paklaidžioti. Ir dar kas gerai, labai kai karšta, tai ten pavėsis. Labai gera.